Stebuklingas tolumų medis. Enid Blyton. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. Leidykla Garnelis. Knygą skaito Vasilijus Košic. Pirmoji knyga Užburtas miškas. 4 skyrius. Tolumų medžių gyventojai. Netrukus vaikus paslėpė šakos. Kai ponas Žandeniočius su 5 broliais grįžo, nebebuvo matyti nei vieno. Ei, nulipkit, klykavo elfai šokinėdami apie medį. Jūs pagrobs, paklysit, šis medis pavojingas. Džo nusijuokė ir pažvelgė žemyn. Jam prieš nosį kabaravo kelios gilės. Vieną Džo nuskynė ir metė apačion. Gilė pataikė ponui Žandeniočiui į skrybėlę ir jis klykdamas, ai, dangus griuva, nulėkė šalin. Paskui stojo tyla. Nuėjo, nusijuokė Džo. Turbūt kvailiukams nepatiko gilių lietus. Lipam, sesės. Jei čia auga gilės, tolumų medis ąžuolas, lipdama mąstė Betė. Bet vos spėjusi ištarti šios žodžius, išpūtė akis, nes pamatė dygliuotą persikėlusi kevalą su kaštonu. Dieve, apstulba, jis veda ir kaštonus, koks keistas medis. Tikėkime, kad aukščiau pamatysim obolių ir kriaušių, sukikeno Franė. Šis medis nepaprastas. Netrukus jie jau buvo labai aukštai. Džo, praskleidęs lapus, apsidairė ir nustebęs suvokė, kad atsidūrė aukščiau už aukščiausią medį. Jis su sesutėmis žvelgė į platų žalio kilimą apačioje, visų kitų miško medžių lapyje. Džo ropštėsi pirmą mergaičių. Ei, klausykit, staiga sušuko jis, greičiau lipkit čia, pamačiau tikrą keistenybę. Bet ir Franė kaip mat jį pasivijo. Langelis medė, suplojo rankomis Betė. Vaikai žvilgtelėjo į vidų, bet langelis staiga atsidarė ir pro jį išlindo pikta murmuzė su naktinė kepuraitė. Kokie storžieviai, suriko mažas piktas žmogiliukas, panašus į kauką. Visi, kas tik lipa medžiu, spokso pro mano langą. Ką beveikčiau, amžinai kas nors žiūri. Vaikai iš nustebimo neteko žado ir tik žiūrėjo išplėtę akis. Kaukas dingo ir vėl pasirodė ąsočių vandens nešinas. Jis šliukštelėjo vandenį ant vaikų ir Betė kiaurai permerkusi suspygo. Kitą kartą nesmalsausi, nusišaipė kaukas, užtrenkė langą ir užtraukė užuolaidą. Ajajai, bėdoja Betė, šluostydama nosinę, koks neišauklėtas žmogutis. Iš tiesų geriau nežiūrėkim pro langus, patarė Džo, bet aš buvau pritrenktas, pamatęs langą medėje. Betė netrukus išdžiuvo. Vaikai lipo aukštyn ir greit vėl buvo nustebinti. Jie pasiekė storą šaką, kurios gale tolumų medžio kamiene buvo geltonos durelės. Prie durelių kabėjo nublizgintas varpelis ir belstukas. Visi 3 sužiūro į duris. Kažin, kas čia gyvena, ėmė spėlioti Franė. Pabelskim ir pamatysim, pasiūlė Džo. Nenoriu peršalti dar kartą, pareiškė Betė. Paskambinsim ir pasislėpsim po šaką, tarė Džo. Jei kas nors norės mūsų apipilti vandeniu, neras. Džo paskambino varpeliu ir visi mikliai pasislėpė po storą šaką. Anapus durus pasigirdo balsas. Aš trenkuosi galvą. Jei čia mėsininkas, prašom palikite svarą dešrelio. Vaikai susižvalgė ir nusijuokė. Keista buvo girdėti, kad mėsininkai laipioja čia, tolumų medžių. Jei čia aliejaus pardavėjas, tai man nieko nereikia, vėl suriko balsas.
O jei raudonasis slibinas, prašau ateiti kitą savaitę. Raudonasis slibinas, persigando Betė. Kaip baisiai skamba. Ta akimirką geltonosios durelės atsidarė ir pro jas pažvelgė mažutė fėja. Ant pečių jai buvo išsidraikę plaukai, mažylė jos džiovinosi rankšluosčiu. Ji įsmeigė akis į vaikus. Jūs skambinote? Paklausė. Ko reikia? Mes tik norėjom pamatyti, kas gyvena tokiame keistame namelėje, paaiškino Džo, bandydamas žvilgtelėti į tamsų kambarį kamienę. Fėja nusišypsojo. Jos veidelis buvo labai dailus. Užsukit valandėlį, pakvietė ji. Aš vardu Šilkaplaukė, nes mano plaukai švelnus kaip šilkas. Kur keliaujat? Lipam į tolumų medžio viršūnę. Pažiūrėti, kas ten, atsakė Džo. Būkit atsargus, nes galite rasti baisių dalykų, patarė Šilkaplaukė, sodindama visus savo tamsiame mažame kambarėlėje. Kartais medžio viršūnėje atsiduria puikios šalės, kartais keistos. Praėjusią savaitę atslinko šoklėkraštis, tiesiog siaubas. Ten patekęs turėjai striksėti vieną koją, net medžiai striksėjo. Striksėjo viskas, labai nerami ir varginanti vieta. Atrodo, ten įdomu, tarė Betė. Kur mūsų užkandžiai, Džo? Pavaišinkim Šilkaplaukę. Šilkaplaukė buvo patenkinta. Ji sėdėjo su jais, šukodamasi gražius auksinius plaukus ir šveitė sumuštinius. Fėja atnešė dėžutę nuostabių pyragaičių sprogučių. Kai atsikasdavai, pyragaitis sprogdavo ir burna prisipildydavo medaus. Franė vieną po kitą sumaumojo 7, nes buvo besotė. Galų gale ją sustabdė Betė. Sprogsi, jei suvalgysi bent dar vieną, subarė jie. Ar šiame medyje gyvena daug žmonių? Paklausė Džo. Daug, sakė Šilkaplaukė. Išsikrausta vieni, atsikelia kiti, bet aš ir Pikčiurna Kaukas, kurio namelis kiek žemiau, visada čia gyvename. Jį mes matėm, tarė Betė. O kas dar čia gyvena? Virš manęs ponas kaip jis ten, pradėjo vardinti Šilkaplaukė. Jis taip vadinamas, nes niekas nežino jo vardo. Jis pats irgi. Nežadinkit jo. Jei miegos, nes ims vytis, paskui dar ponia skalbyklė, jį amžinai skalbė, o vandenį pila medžių žemyn, saugokitės krioklių. Koks įdomus medis, džiaugiasi Betė, baigdama pyragaitę. Klausyk, Džo, reikia eiti, antraip niekaip nepasieksim viršūnės. Sudėv, Šilkaplaukė, kada nors mes dar ateisim į svečius. Ateikit, atsakė Šilkaplaukė. Aš noriu turėti draugų. Vaikai paliko mažą apskritą kambarėlį ir vėl įlipo aukštyn. Netrukus jie išgirdo keistą garsą, panašų į lėktuvo gausmą ir riaumojimą. Medyje negali būti lėktuvų, tarė Džo. Jis apsidairė ir pamatė, kas kelia triukšmą. Krėsle ant storos šakos drybsoja juokingas senas nykštukas. Pražiota burna, užmerktomis akimis ir garsiai knarkė. Ponas kaip jis ten, tarė Betė. Kaip jis šnarpščia. Žiūrėkit, nepažadinkit. Gal įdėti jam į burną vyšnę? Paklausė Džo, mėgstantis išdaigas. Dabar ant tolumų medžio auga vyšnios. Galėjai skinti kiek nori. Ne, Džo, ne, tarė Betė. Prisimeni, ką sakė Šilkaplaukė. Jis gali mūsų vytis. Gal tu ir norėtum kristi iš tolumų medžio, atsitrenkdamas į šakas, bet aš nenorėčiau. Taigi jie pirštų galais pratipeno pro senąjį poną kaip jis ten ir kopė toliau. Ilgą laiką neatsitiko nieko, tik vėjas švilpavo medyje. Daugiau nei namelio, nei langelio vaikai nebematė, kol netikėtai išgirdo kažkokį keistą triukšmą. Visi įsiklausė, tarytum krioklys šniokštų ir staiga
Džo atspėjo, kas tai. Ponia skalbyklė, išpylė nešvaro vandenį, suriko jis. Bėte, Frane, atsargiai. Medžio kamenų plūstelėjo melsvas muiluotas vanduo. Džo atšoko, Frane palindo po storą šaką, o vargšė Bėte permirko iki siūlelio. Kaip ji rėkė. Džo ir Frane padavė jai savo nosinės. Man vis nesiseka, atsiduso Bėtė. Šiandien jau 2 kartus peršlapau. Jie vėl ėmė kibiriotis aukštyn. Matė dar mažų durelių ir langelio, bet daugiau nieko nebesutiko. Ir pagaliau viršūnėje išvydo milžinišką baltą debesį. Žiū, apstulbo Džo, debesį yra skylė, ties ją baigėsi šakos, o mes turbūt pasiekėm viršūnę. Ar lysim pro skylę į debesį pažiūrėti, kokia ten dabar šalis? Lysim, sušuko Bėtė su Frane ir visi sulinda.